lietuvis suaugęs vyras. Prie traversos prikabinti inkaravimas į kilpą, 2 metrų lynas ir mes per čia išmesim, pažiūrėsim, kiek išplys. Visi pasiruošę? Paimsim. Oba, nu, lėtam, 1, 2, 3, oba. Leidžiam iš. Aha. Tai va, ir kaip matot, plyšo ir išilgėjo. Jau dabar jis pravėso. Nors šiaip jis būna karštas. Ir va, jisai yra padarytas taip, ne kažkas tenai susiūta, o suausta. Tiesiog kaip siūlai smulkų sukabinti, dėl to ir jie praryja tą energiją. Tai va, 2 metrų virvės su energijos sugerėjų metėm apytiksliai 70 kg. Sugėrė smūgį, išplyšo dar ne iki galo, kaip matot. Čia dar yra šio bei to. Bet atkreipkite dėmesį, kokia buvo jėga ir kokia apkrova, kad va šita dalis kaip akmuo pasidarė. Nuo karščio jinai tiesiog sieta. Jin tiesiog suvirė liaudiškai šneka. Tai va, tai ką aš paišiau ir skaičiavom ten toną, 2 tonos, 1,5 tonos, tai dar sykį įrodo, kad va, čia irgi išplyšė viskas, išsipašė. Bet tam, kad žmogus nenukristų, čia dar yra ta mėlyna juosta. Ta mėlyna juosta atlieka tokią funkciją, kad kai pilnai išplyšta, tai jinai lieka, apsaugos kabėti, jeigu jūs viršysit jėgą. Va, čia dar štai. Va, mėlyna juosta apsaugo. Jinai neplyš, nes jinai laiko. Bet, žiūrėkit, kur yra esmė. Mes metėm nuo traversos, kritimo faktorius buvo faktiškai 1, krūtinės lygis. Maišas atsidūrė va čia, mėlyna linija pažymėta. Bet reikia turėti omeny, kad po kritimo D žiedas atsiduria praktiškai viršugalvio lygy. Tai praktiškai, va, kaip matot, yra ant ribos, kad kojom aš atsimuščiau į žemę. Jeigu būtų 100 kg, linija būtų va čia, arba dar žemiau. Taip, ir nu, nes mano ūgis, tai tik tai 1,70 m kažkiek. Tai va. Antrasis dalykas, ką darysim, imsim automatinį kritimo blokatorių, tai yra žargonų SRL. Ir naudosim vieną šaką, lyg jis būtų vienos šakos, toks pat kaip yra pas mane. Nes šitas yra 2 šakų buvęs kastonis. Ir pažiūrėsim, kur maišas sustoja. Ir tada bus aišku, šitas ar šitas. Tai va trumpai šitai. Kad mes bus automatinio kritimo blokatoriumi, pamatysim, koks yra mažesnis, kiek skiriasi stabdymo atstumas. Aš net dabar nesakysiu, kad kiek mažesnis, pamatysim vietą. Faktai daiktas užsispyrė. Dabar automatinis kritimo blokatorius, prie šita dalis prie žmogaus nugaros įsivaizduoja. Nu ir ką? 1, 2, 3, op! Va, tik kiek jisai išsiskirti.
Sprindė atsidarė. Viso lapo. Na va, šituo atveju ką mes turim? Pirma, užklynijo čionais. Antra, energijos sugėrėjas atsidarė. Žyma išlindo, prasidarė irgi. Bet, matot koks aukščio skirtumas. Čia ir kitas dalykas, kad žmogus šituo atveju patirs žymiai mažesnį smūgį. Suveiks anksčiau. Manau, kad pats geriausias čia akivaizdu. Čia jau teorijom užsiminėti nereikia.